Jei kada užsuksite į šią valgyklą bulvę, būtinai prašykite kasos čekio, nes kasos čekį pažiūrėjęs namie aš buvau šokiruotas. Skirtingai nei meniu čekiai nurodytose kainose, kiekvienam patiekalui buvo priauginta po kelis centus, o ir atmetusi gražą kasininkė čekį man padavė tik jo paprašius. Bulvienė su mėsos kukuliais tikriausiai turėjo būti skani ir soti sriuba, bet mes po kelių šaukštų persudytos sriubos jos valgyti tiesiog nebegalėjome. Valgykloje bulvė tikėjomės paragauti tikrų naminių cepelinų, o paragavome kažką panašaus į virtus pusfabrikačius. Tiesa, valgykloje įrankiai visi riebaluoti ir kai kurių nepavyko nuvalyti net su popierinėmis servetėlėmis. Tokie pat lipnus ir stalai. Visi patiekalai vos šilti, o prie pagrindinių patiekalų garnyro šiek tiek daugiau nei po arbatinį šaukštelį. Nepamenu, kad kada nors kokioje Lietuvos valgykloje būčiau sumokėjęs už sprandinės kepsnį 7 eurus. Ir dar už tokį. O dar tas padažas, majonezas, pomidorų padažas ir česnakai siaubas. Bandysiu spėti, kad šios valgyklos klientai yra milijonieriai, nes už kefyrą ir kompotą mokėti po €1,20 gali sau leisti tik turtingas žmogus. Vertindamas valgyklą bulvę žemiausių balų 5-balėje sistemoje, tiems, kurie kada nors čia užsuksite, noriu patarti: tikrinkite čekius ir būtinai žiūrėkite įrankius, kuriais valgysit.